Mažos krūtinės praktiškai nesmunka. Jeigu pieštukas laikosi po krūtinę, tai greičiausiai reikės pakėlimo. Atrasti, tarkim, vietą, kur bus spenelis. Tai čia visai, kad yra didžiulis klausimas. Su pakėlimu yra netenkama pusė dydžio iki dydžio. Gydytojai, turbūt sutiksit, kad pacientės dažniausiai neramina randai, kai jos galvoja apie krūtų pakėlimą. Kur yra atliekami pjūviai, kuomet keliama krūtinė? Taip, randai yra turbūt tas didžiausias baubas, kuris ir stabdo, ir verčia permastyti tą pasirinkimą. Tai jo labiau, kad randų tą galutinį vaizdą jis negali prognozuoti. Yra situacijų, kurie labiau plečiasi, yra kur sugyja labai gražiai, nepastebimai. Tai tas dalykas privertė šiek tiek keisti tą nusistovėjusią tą požiūrį į šitas operacijas ir mes praktiškai visais atvejais, aš dabar net galvoju, kada buvo kitaip, gal kai buvo keitimas implantų su pakėlimu labai didelių ir labai stipriai mažinam, bet mes iš esmės visada darom pjūvį tik aplink spenelį ir vieną vertikalų žemyn. Ir mums to visą laiką užtenka. Mes to horizontalaus po krūtinę ilgo pjūvio galim išvengti ir jo nedarom, nes manom, kad jisai yra tikrai, pirma, tai yra nereikalingas. Ir antra, jisai turbūt yra didžiausia problema, nes to pjūvio lokacija ir priveda prie pasiekmių. Jisai yra krūtininiai raukšliai, jį trina liemenėlės, jisai šunta, jį dirgina, jisai rausta, jį niešti, jis būdamas toj vietoj, jisai išlenda iš liemenėlės, tarkim, pakėlus rankas ar iš maudomuko, jisai ta prasme, vizualiai yra problema, jisai reikia labai rinktis rūbus, kad jo nesimatytų. Ir aišku tai, kad jisai standartiškai tą inverted T darant arba inkaro formos tą pjūvį, jisai prasideda labai, žodžiu, per kelis centimetrus viens nuo kito centre ir jisai nueina iki pat pažasties. Ką tai reiškia, kad iškirptės yra negalimas dalykas, liemenėlių, maudomukų pasirinkimas jis yra labai apsunkintas, nes jisai visą laiką lenda. Atsigulus, kai krūtinė nuvažiuoja šoną, jisai vėl labai stipriai matosi ir, ta prasme, jis yra bėda, bėda. Mes tą dalyką tiek jau kartų matėm ir tiek kartų įsitikinom, turėjau vieną pacientą iš Čikagos labai senai, aš net turiu nuotrauką kartais pacientam parodau, tai jos pakėlimo operacija senai daryta, tokiu klasikiniu būdu Čikagoje. Ir pas ją tie pjūvė aplink spenelį, tas vertikalų žemyn, gražus, balti, praktiškai nepastebimi, o apačioj yra piršto storio, raudonas, grubus randas ir kitoje pusėje lygiai toks pats praktiškai. Ir tada toks klausimas, tai kaip taip gali būti? Tas pats chirurgas, tas pats žmogus, operacija daryta tuo pačiu metu. Kodėl taip skirtingai sugyja? Tai tiesiog jis yra... Jo ta lokacija yra ne visai gerai, už tai jis yra bėda ir už tai mes jo nedarom. Bet kažkada krūtis keldavot atlikdamas T formos pjūvį arba inkaro formos pjūvį? Taip, tai buvo labai senai, kai aš dar tik buvau baigęs rezidentūrą, gal paskutinės rezidentūros metais tas buvo ir man taip pasisekė, kad daktaras, pas kurį dirbau klinikoje Kaune, jis buvo grįžęs iš tokio didesnio kongreso tarptautinio ir su tokiu dideliu entuzijazmu sako, žinai, sako, Dainiau, yra, sako, toks naujas būdas, sako, tau reikia nuvažiuoti ir pažiūrėti. Tai man, kai jaunam viskas atrodo labai, labai įdomu, tai aš parašiau laišką. Tuo metu tas daktaras Šveicarijoje, jisai dirbo Jan Poel, tai jis buvo tuometinis ISAPSO, tai mūsų tokios plastinių chirurgų draugijos prezidentas, tai didelis žmogus, labai gerbiamas. Ir kadangi jo
Šiaip jis yra švedų kilmės, gyvena Šveicarijoje, Sengalino mieste, bet jo tėvas jis kažkaip ar buvo kilęs iš Estijos kažkokiu tokiu keistų būdu. Tai jam Lietuva, Estija labai susišvietė, kad yra tos pačios šalis ir jis kažkaip labai draugiškai sutiko atvažiuok ir aš pas jį praktiškai savaitę nuvažiavau ir man tas labai taip organiškai buvo, dėl to, kad aš nebuvau taip, kad, dirbi 20 metų tuo inkaro pjūviu ir taip staiga reikia labai persilaužti, reikia persimokyti, labai nesinori. Tai man tas labai buvo lengva, nes ar tas ar kitas atrodo pasirinkimas vienodas. Tai aš iš karto perėjau prie to kito pjūvio ir taip ir dirbu iki šiol. Ir man labai užstrigo jo žodžiai, kad jis taip kažkaip man tarp operacijų ir sako, šitas metodas yra sunkiai išmokstamas, bet kai tu jį išmoksti, tai tau visom krūtų operacijom, ar pakelimam, ar mažinimam, ar su implantais pakelimam, tau visą laiką galios tos pačios taisyklės ir visą laiką tau jis bus tinkamas. Tai taip ir yra, jisai yra labai universalus, jisai visom tom situacijom tinkamas ir aš sakau, aš nelabai dabar atsimenu, kada tą inkarą ir teko daryti. Sakau, gal tik tai tada, kai yra kažkokios labai specifinės situacijos ir labai senai, tai mes nepilną inkarą, bet tiesiog darom tokį labai mažytį pivelį, kad kompensuot labai išsitampiusią odą. Tai dabar supratau, kodėl kiti plastikos chirurgai dar daro inkaro formos pjūvį, nes reikia persimokyti. Tai reikia kaip vėl pasakytas inkaro, tas pjūvis jis yra klasika, tai yra totaliai paplytas dalykas visam pasaulyje, jis yra naudojamas ir naudotinas ir su juo yra viskas gerai ir tai nėra tai, kad čia kažkokia nesąmonė. Ir jisai toliau bus naudojamas, dėl to, kad jis yra lengviau išmokstamas, jis yra lengviau suprasti, kaip jį daryti, dėl to, kad čia galioja iš esmės matavimai. Praktiškai galima pasiskaičius straipsnius, pasiskaičius apie tas metodikas, nusipirkus tokią specialią vielutę, kuri yra išlankstyta. Tokios formos, tiesiog uždėti tą vielutę, apsibrėžti, žinant, kiek reikia spenelį nuleisti nuo krūtinkaulio duobutės, praktiškai gali dirbti, nes viskas tau pasakyta, ten 7 cm, tenais 5 ir viskas tu tą dirbi. Tai kaip tas daktaras iš Šveicarijos ir sakė, čia yra kaip fast food, čia yra greitas dalykas ir greitas sprendimas ir sako, tai yra viena iš priežasčių, kodėl Amerika niekados tą nedarys, nes yra labai ilga mokymosi kreivė ir kaip jisai savo pranešimuose yra akcentavęs, reikia turėti tikrai gerą mokytoją. Tai su mokytojais man pasisekė šitoje vietoje ir gal dėl to tas nebuvo taip sunku, tiesiog tai labai atrodė natūraliai. Tas reikalauja kantrybės ne tik iš chirurgo, nes, kaip minėjau, atrasti, tarkim, vietą, kur bus spenelis. Tai čia visai, kad yra didžiulis klausimas. Tai šita metodė yra piršto toks manevras. Tu dedi pirštą po krūtininę raukšlę ir kitą pirštą brauki, kur jisai turėtų būti. Tai ant kiek tas tikslumas yra rankų dalykas. Kaip tą išmokyti? Kaip paaiškinti žmogui, kaip padėti pirštą ir kaip užbraukšti brūkšnį. Ir aš ką pastebėjau, kad su metais aš visai ką matuojasi konsultacijos metu ir užsirašau tuos parametrus ir paskui prieš operaciją dar tą patį darau, specialiai nežiūrėdamas į tą skaičių, kurį aš gavau. Ir ta paklaida yra tiesiog 2 mm maždaug paklaidoj. Tai per tarkim 7 mėnesius ar 3 mėnesius būna, tarkim, tas laikas iki konsultacijos, tai tą piršto uždėjimą gali replikuoti. Uždėsi vėl ir tu gausi tą patį. Tai iki to ateiti yra ilgas kelias ir jisai gan nelengvas. Tai čia viena iš priežasčių. Ir kitas dalykas, kad reikia ir patiem pacientam turėti nemažai kantrybės, nes ta forma pradžiai ji neatrodo labai gerai. Jis truputį yra pasiraukšlėjimų tam apatiniame pjūvyje. Tas apatinis polius yra tuštokas, šiek tiek jisai neturi pilnumo, bet per kelis mėnesius, per kelias savaitės jis įgyja tą pilnumą. Tai yra tos priežastys, kodėl tas metodas yra netiek stipriai paplytas pasaulyje.
krūtų pakelimą atliekant keičiasi ir spenelio vieta. Ar spenelį išlieka jautrus po operacijos? Taip, dažniausiai labai su retom išimtim, bet taip, nes mes tą patį metodą galim taikyti ir krūtų mažinimui, kur atstumai ten yra, tikrai ir tie dydžiai krūtų yra labai dideli ir netgi tada išlieka jautrumas, o su pakelimu tai yra tikrai mažesnė rizika, bet tai labai priklauso nuo pačios operacijos, ar tas pakelimas yra su implantais, ar be implantų, dėl to, kad inervacija jinai labai yra skirtinga. Ir mes tų nervų nematom, mes tik nuspėjom, kurie gali būti. Tai techniškai gali būti tas nejautrumas, bet jisai atsistato. Jeigu jisai būna sutrikęs, turėjau vieną pacientą, kur 2 metai buvo po operacijos ir jinai taip sako, vienas menesis vis tiek kitaip jaučiasi ir sako, aš pilnai jo nejaučiu. Ir aš jau atsimenu, sakau, jau 2 metai ilgas laikas ir sakau, greičiausiai sakau, jis jau nebeatsistatys, nes tikrai per daug. Ir mes paskui vėl susitikom, nežinau, ar kažkokia injekcija, jis sako, žinokit, atsistatė pilnai. Ir taip po ilgo laiko tas, labai buvo keista iš tikrųjų, bet paprastai nėra labai didelės bėdos su tuo. Tai reikia tiesiog kantrybės turėti. Kartais. Taip, reikia kantrybės. Ar atliekant krūtų pakelimą galima tiesiog krūtis tik pakelti, nededant jokių implantų ir net nepildant riebalais? Taip. Galima, paprastai tą variantą renkasi pacientas, kai jos nori pakelti ir joms yra truputėlį krūtinės sumažėjimas, nes pats pakelimas jisai suvalgo tūrį, dėl to, kad pasišalina dalis liaukos, kur yra krūtinės apačioje. Tai su pakelimu yra netenkama pusė dydžio iki dydžio. Tai kai tas yra netgi norima, kad, tarkim, krūtinė pakritus, jinai yra didoka, tarkim, ir jinai kažkiek, kad sumažės, tai nebus blogas dalykas, tai galima be jokių kažkokių kitų dalykų. Yra tik tiek, kad mes visai ką persvėm, kad tas krūtinės viršutinės dalies tuštumo klausimas, jį visą laiką reikia apkalbėti iki operacijos, nes kai krūtinė pasmunka, paprastai liauka visai, kai pradžiai būna aukštai, bet paskui jinai nusėda žemyn ir viršuje atsiveria tokia kaip tuštuma. Pacientas kartais vadina, sako, čiuožykla tokia lieka kaip ir tuščia. Tai ta tuštuma, pakeliant krūtinę, jinai iki to buvusio lygio neužsipildo. Vis tiek lieka truputėlį plokštesnė, tai jeigu tai trukdo, tai tada galima galvoti apie implantus, apie dažniau riebalus, bet jeigu tai nėra problema, tai tada nieko nereikia. O nėra taip, kad, tarkim, implantai kažkiek krūtinę ir pakelia? Ar tik vizualiai? Taip, implantai krūtinę pakelia ir čia toks, irgi dažnai toks yra toks nesusipratimo dalykas, tai kartais ateina pacientas ir turi žemai krūtinę, bet jos nenori randų jokių. Jos nori kažkaip tą padaryti be jokių pjūvių ir sako, aš norėčiau padidėjimo ir tose situacijose mes dažniausiai naudojam anatominį implantą, nes jis gerai surenka odą apatiniai krūties daly ir jeigu jisai turi dar gana aukštą projekciją, jisai taip šauna krūtinę į priekį ir iš esmės kompensuoja tą pasmukimą. Bet tokiu atveju reikia sutikti su dydžiu, nes su labai mažu implantu tu mažai tą užpildai odą ir mažai ją pakeli. Tai iš esmės taip. Ir šitoje vietoje toks yra dažnas irgi tokia iš pacientų sako, aš mačiau draugę, sako, jinai turi anatominius implantus, lašelio formos ir sako, vis tiek ta krūtinė tokia pasmukusi. Tai sako, tai aš nenoriu. Tai čia tada bandom aiškinti, sakom, žiūrėkit, greičiausiai jūsų draugė nenorėjo jokių randų, jokių pjūvių ir tie anatominiai implantai, ją išsukinėjo iš tos situacijos, kad kažkaip tą gelbėt krūtinę be papildomų randų. Ir tie anatominiai patys, jie nesukuria ten tą pasmukimą, bet jie tiesiog bando išgelbėti nuo jo. Tai kartais naudojami implantai tiesiog, kad pakelt krūtinę. Aišku, aš galbūt pagalvočiau ir tai, kad implantai kaip tik gal truputį smugdo krūtinę žemyn, dėl to, kad svoris. Nėra taip?
Implantai smūgdo krūtinę, bet čia tas smūgimas, mato, truputį kitokio tipo yra. Tai yra pačio implanto smūgimas žemyn ir tai mažiau įtakoja pačią spenelio poziciją. Čia truputį kiti dalykai yra. Ar bendrai dažnai tenka atlikti krūtų pakelimą? Na, tarkim, ateina moteris pasididinti krūtinę ir jūs sakot, bet žiūrėkit, reikia gal ir pakelti truputėlį, o galbūt pati moteris jau iš karto prašosi to. Apskritai mes pakelimų darom daug, tikrai daug, yra didelis kiekis labai ir mes patys tų pakelimų kaip ir nesiūlom niekam ir mes visai kas stengiamės jų vengti. Dėl to, kad kaip be būtų, tas pakelimas palieka randus. Ir yra tų tarpinių situacijų, kur galima išsisukti iš viso be išorinių randų, kaip tas vidinis pakelimas, jis turi labai ribotą savo taikymo tą zoną, bet mes jį irgi labai daug naudojam. Tai pačių pakelimų yra daug, bet mes patys ieškom būdų, kad jų nedaryt. Vidinis krūtų pakelimas, kur ką tik užsiminėte, tai kiek centimetrų krūtis gali pakilti? 1,5, 2,5. Esam gal ir 3 pakėlę, nes mes, kadangi tą metodą taip jau labai senai taikom ir taip ieškom jo taikymo galimybių ir kartais pačios pacientas sako, kaip be būtinai, tarkim, bus aukščiau ir man to užtenka, tai turbūt 3 yra maksimumas, yra labai daug. Bet pats tas būdas, jisai čia neina vien kalba apie pačio spenelio pakelimą, čia eina kalba apie pačios krūties geometrijos klausimus, nes įsivaizduokit, yra situacijų, kai tas pats spenelis yra, sakykime, visai aukštai palyginus, bet labai stipriai kabo krūtinės apačia, čia yra vadinama pseudoptozė. Ir yra atvirkščiai, kai pats spenelis yra labai žemai ir tos apačios visai nėra. Tai čia yra vidinis pakelimas net ir šitus dalykus padeda suvienodinti ir kartais mes turim vienoje pusėje vieną situaciją, to pačio paciento, kitoje pusėje kitą situaciją. Ir netgi kartais tą išspręsti su išoriniais pakelimais yra pakankamai nelengva, nes labai skiriasi liauko, jos visa sudėtis ir struktūra. Ir su vidiniu galima tą gana gerai subalansuoti. O kur tą pjūvį atliekat, kai vyksta vidinis krūtų pakelimas? Per spenelį? Pjūvis yra krūtinės apačioj, krūtinės raukšliai, jis yra nedidelis, jis apie 3 cm, paprastai vidiniai pakilimai geriausiai veikia su implantais. Dėl to, kad mes tada išnaudojam tokį kaip dvigubą jėgą. Vienas dalykas tai pačio implanto, tą keliamąją galią. Ir antras dalykas pačio vidinio pakelimo. Tai su implantais naudojant kartu, tai tas metodas jis daro stebuklus kartais. Turėjom dabar konferenciją tokią su implantų atstovais, ten buvo man atrodo, iš Europos šalių surinkti gydytojai visi, kur analizavom tokius sudėtingiausius atvejus. Tai aš tokį vieną nusiunčiau savo, tai išsirinko kaip paskutinį tą visos tos konferencijos, kaip patį sudėtingiausias, kaip tas daktaras, kuris vedė, sakė, čia yra viskas, kas gali būti blogai. Sako, vienam kūne. Tai mes irgi sprendėm su vidiniu pakelimu, su vienodais implantais ir mes tą pacientę tikrai ilgai sekėm ir tuos rezultatus labai tokius matėm. Tik tiek, kad jinai pradėjo lauktis, paskui ilgai maitino ir ten buvo tiesiog labai didelė simetrija, labai didžiulis skirtumas, bet kas įdomu, aš visą tą istoriją turiu ir kai pačioj pradžioj spenelių skirtumas buvo apie 2,5 cm, tai dabar jinai atsiuntė nuotraukas, kur jinai dar maitina dabar net. Tai krūtinė, aišku, labai pasikeitusi, bet spenelio aukščiai yra vienodi. Tai va tas vidinis pakelimas įdarant taip, kaip reikia, tikrai atlaiko net maitinimus ir mes turim labai tokių jau daug metų po operacijos ir mes tas pacientas stebim ir tą, ką laimėjom, iš esmės lieka visam gyvenimui. Tai va.
O dėl ko ta krūtinė dažniausiai smunka, kai ateina pacientas pasako savo istoriją? Ar amžius, ar žindimai? Aišku, dabar mada ir vaikščioti be liemenėlių. Viskas įtakoja, aišku, pirmas dalykas, aišku, yra dydis. Tai mažas krūtinės praktiškai nesmunka, nebent yra genetiškai kažkokių labai specifinių situacijų. Bet kuo didesnė krūtinė, tuo jinai labiau turi svorį ir tuo labiau smunka. Ir tada tie visi mitai apie tai, kad liemenėlės nešiojamas jisai atvirkščiai smūgdo krūtinę, tai yra labai juokinga iš tikrųjų, nes atvirkščiai liemenėlė, jeigu jinai gerai parinkta, jeigu tą svorį jinai perneša ant pečių juostos, tai tą krūtinę prilaiko ir turint, tarkim, blogą genetinę situaciją, silpną odą, silpnus raiščius, galima tą krūtinę gana ilgą laiką išlaikyti geroj pozicijai. Tai lygiai taip pat, tarkim, tie kūno pokyčiai neštumo metu žindant, tai aš visai irgi sakau pacientam, kad pradėsit lauktis, pradės didėti krūtinę. Tai nešiokit gerą liemenėlę. Gera liemenėlė tai yra ta, kuri kaip lyg jaučiat, kaip delnas laiko iš apačios krūtinę, kad jums tiesiog, jinai yra pakelta, kažkas ją laiko. Tiek maitinti iš abiejų pusių vienodai, tiek nešiotą gerą prilaikymą, aišku, padeda. Ir grįžtant prie tų liemenėlių klausimo, tai man labai taip kažkaip atsitiko gyvenime, aš kai baigiau pagrindinę mokyklą, ten 4 klases, tai mūsų pradinių klasių mokytoja padovanojo kiekvienam mokiniui po knygą. Tokia, kad paskaityti reikėtų ir ten, turbūt nuėjo į biblioteką ir pažiūrėjo, kokius ten lygiai yra ir mums išskirstė. Ir aš kažkaip klasėje gavau knygą apie Papua Naują Gvinėją. Ir taip staiga labai supratom, kad aš gavau geriausią knygą, nes ten buvo daug nuogų moterų su nuogom krūtinėm ir man iš tos knygos, kas prisiminė, kad ten labai buvo daug su labai taip žemai esančiam krūtinėm. Ir štai jums ir paaiškinimas. Ten, kas atsitinka Papua Naujoje Gvinėje, kur liemenėlių apskritai nenešiojama ten tuose gentyse, ten niekas net nežino, kas yra. Tai įsivaizduokit tą krūtinę, kuri ten 40 metų amžius yra ties bambų slygių, tai taip ir atsitinka nenešiojant liemenėlės. Kokią esat matęs labiausiai pasmugusią žemyn krūtinę? Kiek centimetrų link bambos? Centimetrais matuojant, jeigu matuojant nuo duobutės krūtinkaulio iki spenelio, tai turbūt didžiausia buvo 49, netoli 50 centimetrų. Tai čia buvo turbūt didžiausia ir mes net šitus atvejus galėjom pasikelt be to inkaro pjūvio. Kada jau galima galvoti apie krūtų pakelimą? Žinau, kad irgi egzistuoja centimetrai. Yra centimetrai, yra skaitoma, kad jeigu nuo duobutės yra 21, 22, tai galima galvoti apie pakelimą, bet yra toks labai buity paprastas testas, yra tas vadinamas pieštuko testas. Tai jeigu pieštukas laikosi po krūtinę, tai greičiausiai reikės pakelimo. Tai jisai, nesakyčiau, net tikslesnis yra negu tie centimetrai. Pooperacinis laikotarpis kažko ypatingas, ar taip pat reikalinga liemenėlė, kompresinė? Pooperacinis laikotarpis jis yra lengvas, palyginant, jeigu lyginant su implantais, su pilvo plastikom ar kitom, nes neskauda visai. Savijauta jinai būna antiek gera, kad pacientės grįžta į darbus po kelių dienų. Tai mes ne vieną kartą tą esame matę. Esu turėjęs pacientą, kuri sekančią parą po operacijos jinai sugebėjo nuvažiuoti į sodybą, išsimaudyti kažkokiam tvenkinį ir sudžiovinti pleistrus pirtyje. Tai kai aš klausiau, kodėl taip atsitiko, sako, man visai neskaudėjo. Ar krūtų pakelimai gali būti kartojami? Nes vis tiek su amžiumi tos krūtis, turbūt veikdama žemės traukos, vis tiek smunka žemyn. Gali būti kartojamos, bet paprastai tai nėra tradiciškai taip daroma.
Taip, gravitacija vėl toliau veikia ir viskas priklauso nuo to, kokio dydžio lieka krūtinė. Jeigu mes ją tiesiog pakeliam, tai automatiškai sumažėjo jos dydis. Tai tas smukimas, jisai tampa lėtesnis, tarkim. Dabar jeigu mes ją pakeliam ir suleidžiam į viršutinę dalį riebalus, tas irgi yra pakankamai gerai, dėl to, kad riebalai bendrai paėmus jie lengvi yra. Jeigu jūs į vandenį piltumėt riebalus, tai jie plaukia, įdėtumėt implantą, jisai skęsta. Tai su riebalais irgi pakankamai stabilumą turi. Dabar implantas, jis aišku prideda svorį ir aš dažnai irgi pacientam tą aiškinu, sakau, žiūrėkit, jūsų krūtinė, jūs neturėjote implanto, ne, jinai ėmė ir nusmuko. Kodėl? Įvairios priežastys, liemenėlės nešiojamas, ten neštumai, dydis ir taip toliau. Bet dabar mes įdedam implantą ir padidinam jo svorį ir tada sakom, dabar tai jinai nebesmuks. Tai taip nėra. Jinai vis tiek smuks ir jinai turbūt dar greičiau smuks dėl to, kad jinai tapo dar didesnė. Nes pakelimas, jis nepakeičia jums raiščių struktūros, neduoda jums naujos odos. Iš esmės audiniai lieka tie patys ir tie dalykai nesikeičia. Tai reikia galvoti apie svorį, apie liemenėlių nešiojimą ir taip tą rezultatą galima turėti ilgą, tada viskas bus gerai.